kubilų gamykla. Bent aš jau taip galvoju, kad čia yra kubilų gamykla. Galbūt net leistų pafilmuoti kažką, tai galbūt, nežinau. Pažiūrėsim. Tai ką, tikiuosi išsirinksiu, nors aš 50-50, nežinau, kas turi mane įkalbėti, kad aš pasirinkčiau stiklo pluošto audinio kubilą. Na, aišku, ten kažkoks tai bus kažkokie dažai apsauginiai, kaip aš supratau, uždėti granito pagrindu. Nu, vienu žodžiu, pasižiūrėsiu. Aš antiek nusivylęs šitą situaciją, kad jau baigiu ant bet kokio kabliuko pasikabinti, kad tik tais užsakyti kubilą ir gauti iki savo gimtadienio, taip sakant. O kas toliau, jeigu negausiu, jeigu visgi nepatiks man, grįžtų namo ir toliau derinu, dar vienas variantas pas mane yra. Tada derinu su kitais, ten su labai brangia kaina, tada bandau gal derinti taip. Tai vat, nu kol kas tiek, hebra. Oras neblogas, tik kad šalta, saulė yra, pilnai mašinoje gerai, bet laukia tai šalta. Ir turbūt šiandieną reikia pavažiuoti, turiu dar reikalų biškį šiandieną. O reikia pavažiuoti, galvoju, galbūt sodybą dar padirbėti, o gal ir ne. Pasižiūrėsiu, blemba reikėtų, bet tas važinėjimas, kiek čia porai valandų. Nu, pažiūrėsim. Ok, lekiam. Lekiam į Trakų vokę ir žiūrim, ką mes čia turim. Na štai, valio, kubilas išsirinkau ir net padariau video, bet sorry, jums jo neparodysiu, o parodys tik tada, kada viskas bus sumontuota. Nu, bus šiokia tokia intriga. 1 hour later. Vis galvoju, mąstau, apsižiūrėjau, gražus, blizgantis, reikia imti šviesų. Ir kas didžiausias pliusas yra tas, kad vietoje yra. Nereikės man nieko laukti ir tikrai suspėsiu iki gimtadienio gauti. Tik tai lemputės sudės ir nuotekiurėlę sumontuos. Ir viskas. Tai aš dabar pagalvoju turiu iki vakaro. Jeigu viskas tvarkoja, aš duodu ten 100 užstato, jisai man tas lemputės sumontuoja ir po savaitės galės atvežti. Tai man sakau, biškį gal ką palaikyk, nes man galiu nesuspėti savo tą vietą paruošti. Bet manau, kad reikia imti, nėra ko ten galvot. Reikia imti, man jis patiko, gražus, bet didžiulis koksai. Čia toks aukštesnis yra žemesni biški, yra didžiulis. Čia didžiulis, tai daugiau žmogaus įlys į vidų. Tai vienu žodžiu, jau viena problema didelė nuo galvos nukris. Tai dabar aš važiuoju prie Gariūnų, aš randuosi prie Gariūnų. Važiuoju dabar čia į depo, susikraunu medžiagas, ką reikia. Ir lėkiu į sodybą, taip raktus aš visada turiu mašinų, lėkiu į sodybą, toliau kast, smėlį vežiot, nes darbai nelaukia, vienu žodžiu. Man reikia cementą, paprastą elementaraus cementą. Šamuotą miltelį, ugniatsparus skiedinys, Fiber M Blocks, kažkas tai čia važiuoja. Klijai. Kas čia? Tinkavimai ir mūrim skiedinys. Ne. Kita beton blokelio klijai, ne. Klijai, ne. Ten bus pats pigiausias, ten apie 3 eurus. Dabar jau subrango, apie 3 eurus kainuos. Nerandu. Na, aš čia pasikroviau cementą borteliam tvirtinti ir į sodybą. Šiandien pas kaimynę palieku. Pažiūrėkit, kaip gražiai tvora atrodo, ne? Beveik kaip už ačiū, tai visai gerai. Ten kažką gavau. Nu jau malonu, saulė kaip šviečia, labai malonu. Katinukų namelis, reiks jau iki rudens išnešti čia, nes parkuotis nepatogu. Na ką, aš tęsiu darbų šiandieną. Nuėmu ir vežioju. Manau, kad viską šiandien suvežiosiu smėlį. Smėlį kaip suvežiosiu, tada gal kanaleiką dar išdėsiu. Čia mano kanaleika vadovasi. Išdėsiu kanaleiką. Nuvesiu vanduo į melioracijos griovį tenai pas mus, kur yra subėgs.
už kubilo. Tai reikia per vis teritoriją iki čia davest kanalizaciją. Gerai, nuolis didelis, viskas puiku. Ir man irgi kažkada tai pirkau, atliko vamzdžių. Ir mano vagi. Atvežiau dar kiek depo vamzdžių. Čia sumečiau pratvorą, permečiau. Viską, ką paėmiau, kas buvo. Ir likučiai, va. Oi, biškelė ant kapų užkrito. Mano katytė. Ilsi su amžinu miegu, mano mažytė. Mano persiūlė. Va taip. Gerai, to sumėsiu, nešiu, dabar reikia kuo greičiau kast. Reikia kast. Kada jau ta šiluma ateis? Šilumos gera banga jau. Laukiu. A few moments later. Štai, jeigu krūvos nėra, reiškia, jinai jau tenais. Ganėtinai greitai viskas pas mane gavosi. Kaimynas traktorių atvarė, mes konkuruojam, kas daugiau dirba, jisai ar aš. Tai jisai pradėjo nuo sunkios technikos, nuo traktoriaus. Tai va. Šiuo girdit? Iš 3 inkilėlių 2 apsigyvena, o kitam kažkodėl tai vienam nelabai. Reiks turbūt gal aukščiau pakabinti. O jie bijo kažko tai. Vienam nėra nieko. Nors ir tenai negirdėjau, kad kažkas būtų, bet pradžiai skraidė lygtis. Gal kokia kiaunė, pas mus čia kiaunių yra, ar katinas koks žalybą sugaudė. Gali būti ir taip. Nu okei, žiūrėkit, va kaip viskas atrodo dabar čia nais, matai? Tokiais kustais. Tai dabar ką aš padarysiu, išsilyginsiu daug mažą nakiesą, po to jau su gulščiuku žiūrėsim dabar. Gal prieš išsilygint biškį pailsėsiu. Kažko turbūt man pakilo spaudimas gal koksai. Kažkaip negerai pasidarė, reikia cukraus gal suvalgyti. Kokio, kažko silpna. A few moments later. Na štai, prasilyginau daug maž su gulščiuku. Reikia pradėti įsinuomoti vibrokoją. Arba pačiam pasidaryti kažkokį tai įrankį ir bandyti prasivibruoti. Dar kol kas galiu pabūt, laiko turiu. Tai atsinešiu kanalėką, išmėtysiu kanalėką iki čia ir padažysiu lentas. O, kaimynas ten žiūriu, simėtės. Jau jam išrovė šaknis visas. Einam pasižiūrėsim. Jo. Nieko savo, kiek šaknų. Tvorą, ką turėjau, padažiau. Kanalėką iš gabaliukų, ką turėjau, apaugs, po to jinai čia žolėm. Tenais. Čia perėjau 50-uko, nes nereikia čia realiai 50-kės man čia užtektų, bet kadangi buvo, tai uždėjau. Aišku, šitoksai labai akį rėžė. Nu, po to pakeisiu, bet šiaip tai žolėm apauga, va žiūrėkit, vamzdis irgi eina apapčiai, nesimato, mat. Žolėm jisai apauga man. Ir čia žolėm apaugs, aišku, 50-ukas būtų geriau čia nais. Ne taip mesis į akis, nu, ten žodžiu, kol kas tiek. Ir van jisai eina tenais. Mat, čia pas mane juodi vamzdžiai sumesti. Likau be vandens, tai vat, turėtų atvažiuoti gręžinį daryt. Bandyt 4 gręžinį gręžt bandyt. Ir žodžiu, ilga istorija, gal kada pasakosiu, kaip likau be vandens. O dabar aš važiuoju, nes laukiu manęs jau. Draugas mano laukia, vat. Ir reikia sugalvoti, čia trombuotę atsivežti trombuotę, ar kaip čia, ar pasidarysiu pats iš rankų trombuotę. Iš tokios kaladės gal pasigaminsiu. Kulbės tokios. Pasižiūrėsiu, žodžiu. Okei, lėkiu. 1 week later. Labas rytas, mielieji žiūrovai. Nu gerai, pasveikinsiu, nežinau, kelintą kartą per vieną video. Vienu žodžiu, pavasaris, atšalo, pasidarė labai lietingas ir, sugavau va tokią momentą, tokią minutę, kada
išlindo saulutė, o man turi jau kitą savaitę atvežti kubilą. Tai hebra, lėkiu į sodybą, kuo greičiau, ankstus rytas, lėkiu į sodybą, užpilu biškį kūro, išsinuomoju pakeliui senukose trambuotę, sutrambuoju, po kol va, žiūrėkit, dangus. Nors lietus pila, vat kokią minutę atitaikė, dangus iš ankstyvo ryto, tai greit lėkiu, man ten sutrambuot valandos laiko, užteks pilnai. Ir viskas, gražinu tada trambuoti ir galbūt šiandieną, jeigu dar bus matysiu, kad debesis nesirenka, gal dar grįšiu į sodą ir pradėsiu dėti plyteles, nes blemba reikia jau ruošt pagrindą. Kubilas va, nosies jau kaba. Pavasaris žiauriai negeras pasidėjo. Lygtais buvo jau gerai ir atšalos. Taigi gerai, kad grindų šildymą turiu namuose. Susijungiu šiltą gerai. Tik va, tai laukiu sąskaitų. Ok, hebra, lekiam. Trambuotė stovi jau ten gale. Yra tokias, gal kažkam pravers, tai yra mažytės 35 kilų. Vibrakojos tai vadinasi, dar trambuotė. Netgi čia sakyčiau ne vibrakoja, tokia platforminė trambuotė. Vibrakoja tai kada visas variklis viršui stovi ir jis taip šokinėja. Čia į trasas labai, į tranšėjas gerai. O pas mane tokiom plokštumom didesnėm. Pamatysit po to. Tai 3-5 kilai, įsekantys žingsnis jau eina apie 7 kilų didesnė. Tai man šitos pilnai užteks. Nuomos kaina senukose valanda 7 pm, para 26 eurai. Žiūrėjau, mokvežoj brangesnė kaina nuomos. Tai bent jau Pilaitės mokvežoj. Ten ne mokvežos parduoti, šiaip įmonė kažkokia tai, nes jie įsikūrė nuomininkai prie mokvežų, tai negalvokit, čia kaip man sakė, nieko bendro su mokveža neturi. Bet senukose įrankių nuoma, pastebėjau pasiniu metu, kada nuomojasi, kažkaip gerą kainą siūlo. O jeigu norėsit išsinuomot kada tralus, tai aš nuomoju, tralus visokius priekabas. Tai jeigu surasiu, kur aš nuomavausi, įmesiu linką. Jeigu reikia paprastos vienašės priekabos, tai turbūt geriausia kaina, aš pasižiūrėjau, būtų jums prie Ozo Viada, man atrodo, ten benzikolonėlė. Tenai, pačioj benzikolonėlė, aš nuomavausi, ten geriausia kaina, kol kas aš mačiau. O jeigu reikia kažko rimto, tai aš įmesiu linką. Na ką, žiūriu, pradeda rinktis hebra debesis. Vycka, greičiau važiuok. Aš jau taip žiūriu, galvoju, gal daugiau man padirbėt pasilik, bet žiūriu iš ryto gražu, debesis. Va, tai teisingai pagalvojau. Iš ryto išlindau gražu, po kol viskas, po kol dokumentus apsiforminau, išeinu iš parduotuvės, jau privarė debesų, jau link lietaus pabiški, bet dar laikykis, dangau laikykis. Laikyk man saulę ir gerą orą. Ok, hebra, lekiu. Lekiam su manim. Dangus toks ramus ir toks skaidrus. Aš skrendu, toks nuostabus, toks nežemiškas lietus. Aš skrendu dangus, tik dangus ir tik sapnai. Aš skrendu tenai. Dėl čia kitą krantą nešė, ne šalta man čia, šalia paskendusio ačiū tau už tavo akis, už tavo nieką, už bendras naktis ir tavo. Na, o mes nieko nelaukdami, kol oras geras, puolam tankinti žemę. Kitaip sakant, trombuojam.
laiką dar su gulšiuku praeidavau, patikrindavau nuolydį, kur reikėdavo nuimdavau, kur reikėdavo dadėdavau. Na ir toliau tas pats procesas. Vibruojam. Kol yra galimybė, nutariau padirbėti. Va, persirengiu, galvojau, tik trombuosiu ir vešiu trombuoti duosiu, bet žiūriu, lietaus kol kas dar lygtais nenusimato, debesų pilna, bet lietaus kol kas dar nenusimato. Taip pradėsiu dėti plyteles, pradėsiu pjaut ir pradžią kažkokią bent padarysiu. Žiūrėsiu, kaip einasi. Taip ilgai nešneku, o kimbu į darbą. Pusantro kvadrato, gal 2 maks išdėjau. Nu, kaip nekart nedaręs, nežinau, žiūrėsim. Tikiuosi, pirmas blynas nebus prisvilęs. Po to dar acijas į tarpų suvarysiu. Ir viskas. Nu, kol kas oras dar taip stovi stabiliai. Stabiliai toksai neaiškus. Gerai, chebra. Mažiau šnekų, daugiau darbų. Varau toliau. Va taip va. Tai brrr, pabiški ir varau šachmatais taip. Po to lietus nuplausiu viską, visus purvus. A few moments later. Nu va, to davėjau, jau galima sakyti, iki kampo. Kiek? Ką, chebra, debesų vis daugėja. Laikykis oras, laikykis. Aš lėkiu į priekį. Bandau pabaigti kuo daugiau. Blemba. Dar man bent kokių porą valandų. Tai manau, iki čia prasivarysi per porą valandų. Čia kaip man pirmam kartui, tai va. O, kampas bus čia kažkur. Biški dar nupjauti reikės žolės truputuką, kad lygiai išeitų. Kad nereikėtų papjaudinėti šitų, tai aš jau geriau žolę biški nupjausiu. Apie 5 comus reikia, nes bortelis stovės. Tai va, gerai. To įsitiksim dar. Apsiniaukiai labai stipriai, bet nelyja. Galėčiau, atrodo, dirbti. Žiūrėkit, kiek padaryta jau. Bet žinot kas? Baigėsi plytutės. Reiks dar atvežti ir tą daryti. Nu nieko, kažkaip tai. Gaila, labai gaila, bet vis tiek aš džiaugiuosi tai, kad aš likau, o nevažiavau namo, neišsigandau lietaus ir padariau. Pusę darbų padaryta. Ką aš dabar padarysiu, tai nuvažiuosiu dar su tą, kol yra trambuotė. Tenai prasitrambuosiu. Ir akmenukus savo tenais prastrambuosiu. O mes su jumis susitiksim turbūt gal rytoj, jeigu nebus lietaus didelio, tai aš atlėksiu. Tai iki pasimatymo. One week later. Chebra, op. Ir turbūt suprantat, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad galiu važiuoti į sodą. Kiek čia? Be 20:12. O, čia vyrai kabaroja, kaip kabaroja. Be 20:12 pabaigiau vieną darbą. Pas draugą labai paprašė, kad padėčiau jiems. Pas draugelį labai gerą. Sakau, pagelbėsiu. Padarau greitai ir varau į sodybą. Tai va, padariau ir varau į sodybą. Reikia dapirkti plitučių, vamsdelio, pasugalvojau, kaip darysiu vandentiekį išvedimą. Pagalvojau ir labai gražiai gausis, labai gerai gausis. Ir žodžiu, pamatysit. Okei. Chebra, ką čia dar pasakyti, turbūt nieko. Gerai, kaip nereikia dirbti. Kaip gerai, kaip nereikia dirbti. Nieks proto neknis, aš laimingas. Aš prabundu iš ryto su šypsena veide. Gyvenimas nušvyto kitom spalvom, įsivaizduojat, kaip išėjau iš darbo.
fantastika. Fantastika. O po kelių išsuksim į depą dar plitučių. Taip, kur mano plitutės? Ojojoj, čia jie užkrovė mano plitutės. Kaip man čia privažiuot? Reikia paprašyti, kad patrauktų kokį nors vieną. Vieną, oi, čia net ne vieną. Palaukti, gal čia aš kaip nors paimsiu iš čia. Anakart irgi aš. Taip. Ai. Nu jo, gerai, okei, pračiak. Aš toj čia mašiną pastatysiu, nemaišys jum? Man pasikraut reikia. A few moments later. Paukščiukai čiulba nuostabu. Net per karštą, sakyčiau, aš su kelnėm, su batais. Nu, nesvarbu. Jau pradėjau dirbti, po to prisiminiau, kad jums video reikia daryti. Tai ką aš dabar galiu daryti, tai va pradedu lygintis po biškį. Va. Gerai, kai prasitrambavau, va, ir palyja, ir niekur jokių duobių nėra. Prasitrambuoti perau ir nuliek stipriai, matau čia. Ir duobių vis tiek nėra. Tai va, ką dabar aš, kiek turiu tas plitutes, visas reikia išdėlioti, kad ir toj pabaigti. O vamzdį, vandentekė. Aš darysiu, galvoju taip, aš čia prakasiu, čia kažkur, va taip paguldysiu, į šitą pusę turbūt paguldysiu. Lemba, jau reikia kažkaip į šitą pusę paguldyti. Prakasiu ir čia šalia jisai eis. Šalia eis ir aš jį paslėpsiu už plytelių, kad nesimatytų. Už plytelių bus, jau visai nesimatys. Ir čia, kai bus pas mane bortelis, va tas, va toksai va bortelis, ane? Kam tie borteliai reikalingi, kad smėlis nesugriūtų, jeigu krašto atsistos, jis sugriūš čia smėlis, tai jisai laiko viską. Tai čia tas bus kaip bortelis, aš skylutę padarysiu ir čia išeis kanalizacija. O kam ta kanalizacija, kad aš iš kubilo čia tiesiai vamzdį įmesiu ir jisai išbėgs tenais. Darysiu perėjimą į 40 čionais, nes man reikia čia vietos, išlošti. Taip, plonesnį vamzdį paleisiu 40, o čia jau 32 išvesiu. Nes čia vis tiek solinis vamzdis 25, išeidinės, kranelis 25, išeidinės iš jo, išbėgs ir čia tiesiai padarysiu klik-klak sistemą. Nes per tą patį vamzdelį, kur vanduo atbėga, per jį ir išbėga vanduo. Tai kada man reikės pajungti, čia pas mane bus laistytuvas kažkur šitoje vietoje. Čia arba ten. Pažiūrėsiu, bus laistytuvas, tai aš jį prijungsiu čia, klik-klak, prijungiu viskas. Kada reikia ištraukiu, o išdrinuot kaip reikės, aš tą pačią sistemą klik-klak, įstatysiu ir čia įleisiu. Bus vien žodžio automatika 21 amžiaus, pamatysit. Tai vat, hebra, aš turiu šiandieną ir rytoj būtinai turiu dabar. Jau skambinu meistram, sakau, vežat kubilą. Staigiai vežat kubilą. Ir ką dar? Čia iškart susimontuosiu. Kriauklę sumontuosiu su trišakį. Ai, tiesa, ir kaimynų reikia dar trišakį paleisti. Jo, ir kaimynų reikia trišakį dar paleisti, sakiau, ir tau paleisiu. Nes jo kriauklė va čia stovi. Norėjau aš, kad jis darytų čia terasą, bet turbūt tingi jisai nenori. Nu, suprantu, aš pilnai negaliu žmogui prie prievartą. Sakau, davai, daryk, terasą aš tau padėsiu. Gerai, hebra, užtek šnekų. Jeigu darys terasą, aš pafilmuosiu būtinai. O dabar Vycka, davai, kipki darbus. Tai susimatysim už keletą sekundžių, jūs mane pamatysit. Man tai praeis, nežinau, kokią valandą, gal 2. Tai va, žiūrėkit, kiek padaryti dabar ir žiūrėkit už keletą sekundžių, kiek bus padaryti toliau. Tai ir visas plytelės išdėjau. Pritrūko. Nu, bet aš žinau, kad pritrūks. Truputuką. Nenorėjau per daug perpirkti. Žiūrėkit. Sudėjau, kaip daug maž stovės viskas. Nes man reikia dabar žiūrėt. Ar atkasinėt dar vieną juostelę čia dėti plytelių. Ar užteks tiek, kiek yra. Kadangi bus čia įkrova, pečiuko įkrova, man durelės atsidarinės. Tai man reikia pasimatuoti ir pasižiūrėti, ar čia kažkur taigi bus. Čia kažkur tai pas manegi bus įlipimas į kubilą. Tai man dabar reikia pasižiūrėti 2 metrai, išbrėžti tokį ratą ir žiūrėti, kur baigsis jisai. Tai daugmaž pasimatuosiu ir tada žinosiu, ar man toliau dar pratęsti vieną juostą ar ne, ar užteks tiek.
Ir jeigu pratęs toliau, tai vis tiek man bet kokiu atveju reikia važiuoti pirkti, tada pasiskaičiuoti, kiek iki čia reikia. Ir pasiskaičiuoti, ar bortelių man užtenka, nes aš vieną bortelį ten panaudojau. Čia 1, 2, 3, 4 borteliai su gabaliukais. Tai va, gal kokį vieną pritrūks, nes aš tenai vieną panaudojau. Nes aš buvau paskaičiavęs daugmaž tiksliai bortelius. O, kaip faina, kaip paukščiukai čiulba. Nuostabu gie, ne? Gerai, aš matuojasi. Taip, pritrūko 24 plytučių. Ir vienos, kaip ir sakau, tenai panaudojau. Ir vieno bortelio. Tai lėkiu, nupirksiu ir galbūt šiandieną, šiandien nežinau ar dabaigsiu, bet ir to iš ryto ar dabaigsiu. Pernakvosiu čia, kaip tik dar pavalgyti nupirksiu parduotuvėj. Tai netraukiu gumos, lėkiu, nes jau vakarėja. Ate, vakarėja. Vakarėja, jau vakarėja. Город стреляет в ночь дробью огней. Finišo tiesioji. Va. Kruopščiausias, taip sakyt, darbas. Čia biškelį sužeminau šitą, kad atsidarytų, va, žiūrėkit. Aišku, ne vienodam lygį, nelabai gerai, bet sužeminau tam, kad atsidarytų pečiuko durelės. Ir patvaresnis bus, nes jau ant pačios ribos. Jau jį pradėjo verst pabiškį šitą pusę. Tai va dabar jisai remsis čia nais, gerai. Nes jisai jau stovi vos jau ne viršui. Va šitą dalis apatinė vos jau nebe viršui. Tai jau ten per aukštai, bijau, kad neišvers po to, va, taip atsižlips ir kad neišverstų. Tai suleidau ją į apačią, va. Iki pat apačios suleidau man tenais bortelį. Nes šitie jau ant ribos, nu bet tai ten remiasi jisai. Čia yra užraktas. Ten užraktas, nu, turės laikyti. Tai tiek, dabar aš ant finišo tiesiosios kanalizaciją išsimatavau. Kaimynui paleidau, kaimyną pajungsim. Ir dabar 40 ir varysiu čia. Dabar apkapot reikia, bortelius matuotis ir slėpti vamzdį kanaleikus, kad nesimatytų. Ir kažkur jisai va čia man išlys. Kažkur apitiksliai šitai vietai. Va, šiandien dar kažkiek suspėsiu, o rytoj jeigu ką dabaigsiu. Gerai? Later that night. Baterijų montas žiūrovui. Be 5:10. Labai malonu, kad dar šviesu. Ir žiūrėkit, kaip toj dainoj, raudoni vakarai. Be 5:10 dar šviesu ir aš šiandieną baigiau. Tai yra šiandieną dirbt baigiau, bet nepabaigiau iki galo. Jau tamsu, nebematau jau viskas. Va, liko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 plytelės ir bortelį dadėt. Jau per tamsu nebematau. Vat. Rytoj matysit kažką daugiau. Tai rytoj čia dabaigiu. Užsmėliuoju acijas čia į tarpus. Vat reikės pasižiūrėti, ar plaut plytelės galim ar ne. Ar po smėliavimo. Nežinau. Ir ką dar rytoj padarysiu, prijungsiu kriauklę. Jo, galiu kriauklę prijungti. Šašlakinę patrauksiu, nebus nepatogu nešti kubilą ir paskambinsiu rytoj, sakysiu, galima kubilą montuoti. Tai tiek, šiandien sakau jums iki, aš einu į dušą, vakarieniauju, pažiūriu žinias ir einu liuliukų. Tai visiems iki ryto. Ate, hebra. Ate. Mano saujoje gęsta rytas, liūdnas kaip kareivio šuo. Sveiki, na ką, labas rytas, atsikėliau šiandien 6, bet išėjau jau į lauką dirbti 10. Tai ką dariau? Ogi klausiau country muzikos, klausiau muzikos apie meilę, skaniai papusryčiavau, neskubant, saulės nematyt, bet pasižiūrėjau, nuo 12 valandos turi išlyst.
Nu, okei, aš imu lopetą į rankas ir startuoju. Pavargau. Bet jau galiu pasakyti viskas. Pabaigiau. Jau pradėjo atsibost tas plytelis. Norit pažiūrėti, kaip gavosi? Nenorit? Nu gerai, tada kitą kartą. I was acting. Or was I? Gerai. Žiūrėkit. Volia. Ir žiūrėkit, nesimato vamzdžio, matot, kuris eina. Pasėjau žolytę, užmečiau. Prasilyginau su kaimynais, kad būtų lygu. Kaimynam kriauklę paėmiau, va, kriauklė jo čia. Ir čia jam, kada gręžinį, jeigu turėsiu, tai čia jiem bus vanduo. Prie kriauklės pasijungt, beje, neturi irgi vandens, kaip ir aš, vėl neturiu vandens. Tai va, žiūrėkit, kaip už ką pakastas ir va, skylutę padariau, va, išeina. O tai čaklę dar įkišiu, ir viskas. Nu, va. Ir geraigi žiūrisi, matot, puikiai žiūrisi. Ką dabar padarysiu, tai va, tai šiukšlės tas prapūsiu ir pradėsiu acijas dėt. Ir po to, kai padėsiu acijas, ką aš galvoju pasidaryti, pasijungt va čia vandenį. Čia vandenį pajungsiu. Toj vietoj. Jo, toj vietoj galvoju, gal čia arčiau per šitą, bet ne, ten bus patogiau turbūt, ten pasipadarysiu vandenį. Papildomai palaisti. Pas mane yra vienam gale ir būdavo anksčiau čia, bet čia dabar nepatogu bus, tai darysiu tenais. Ir ką dar aš dien galiu padaryti, būtinai šiukšlės išvėšiu, stamba gavarinės plūks. Ai, va, ką padarysiu, tai prijungsiu dar kriauklę, teisingai. Šiandien dar kriauklę pajungsiu. Paskambinau aš Hebra, va taip, jūs turbūt šaulę maišo. Paskambinau Hebra aš rytoj iš ryto, pirmos dienos pusėj atveža kubilą. Tai dar, ką dar padarysiu, tai pasimeruosiu va čia, kad nevarvėtų man turbūt ant šitos vietos. Kažkokį tai lietaus nuvedimą padaryti minimaliai, iki tenais kur nors galbūt. Tai va, pažiūrėsim. Gerai, dabar aš nusipišiu ir tur papietauju. Prieš dedant acijas. Aš galvojau, kad kokį 20 minučių, valandą laiko kažkur tai man čia užtruko. Gerai, statau kriauklę, apsitvarkau ir važiuoju šiukšlės reikės išvežti. Ir šiandien reikia pailsėti, jaučiu nuovargį, atėjo nuovargis dabar. Dar tik tai pietus, bet nuovargis tie didelis. Kokiam aš paploviau dar plytutės, žiūrėkit, kaip pageltonavo, matot, kokias geltonas pasidarė. Čia biškį betoną reikia bus nuvalyti pliemai. Palaisčiau, kad augtų žolytė visur. Čia reikės palyginti, čia duobė iš kažkur atsirado. Po to reikės žemės suvesti, išlyginti šitą vietą. Bet čia jau po to. Viskas, bet jau žiauriai pavargau. Viską rengiuosi, kriauklę va paėngiau. Vanduo yra, kriauklę paėngiai. Viskas okei. Ruošimės, taip sakant, rytoj. Ir susitiksim su jumis rytoj. Per patį gražumą parodysiu, kaip kubilas atrodo. Hebra. Okay? Tai sakau visiems čiau. Rytoj būsiu tarp pasiskutęs. Tada visiems čiau. Ir iki rytojus. Te.